Taigi, mes manome, kad demoniškumas pasireiškia ausyse, akyse, antakiuose, lūpose. Ne. Demoniška prigimtis pasireiškia proto mąstysenoje. Todėl Krišna vėl paaiškina dieviškąją ir demoniškąją prigimtį. Natūra reiškia prigimtis, bet ne grubaus kūno prigimtis. O kokio? Subtilaus. Štai kodėl žmonės sutrikę dėl kūnų skirtumų mano, kad šis žmogus yra demonas, nes mes matome piešiamame paveikslėlyje. Kas yra paveikslėlis? Ką paveikslėlis vaizduoja? Protą ar kūną? Kūną. Taigi net budizme visi tankai, visi vaizdai yra susiję ne su kūnu, o su subtiliuoju kūnu. Kaip atrodo gyvos būtybės, subtilusis kūnas. Todėl kartais jį galima pamatyti įvairiuose vedų ir kituose vaizdiniuose, tiksliau pavidaluose, kuriais jį galima pamatyti. Pavaizduotas gyvos būtybės subtilusis kūnas. Todėl sakoma, kad žmonės yra panašus kaip šunys ir kiaulės. Tai nereiškia, kad jie turi šuns ar kiaulės kūną. Jie turi tokį mąstymo būdą. Štai kodėl sakoma panašūs kupranugariams, asilams ir taip toliau. Gyva būtybė suvokiama pagal proto būseną, o ne pagal jo kūno būseną. Todėl sakoma, kad tie, kurie apibrėžia gyvą būtybę pagal jo kūną, nebejotinai randasi aistros gunoje. Aistros gunoje neįmanoma suprasti šventųjų raštų prasmės ir dvasinio mokytojo nurodymų, o ką ten jau ir bekalbėti apie pasibjaurėtiną neišmanimo gūną. Taigi, dieviškos ir demoniškos prigimtis yra proto būsena. Todėl niekada nevertinkite žmogaus pagal jo fizinio kūno būseną. Jūs niekada negalėsite tiksliai nustatyti, ar jis demonas ar dieviškos prigimties. Tik pagal jo proto būseną galite nustatyti, kas žmogus buvo praeitame gyvenime, ką jis veikė, ir pagal jo proto būseną taip pat galima suprasti, kokį kūną jis gaus ateityje ir kokią veiklą užsiims. Tai nustatoma pagal žmogaus proto būseną. Tai aprašyta 4 dainoje Šrimat Bhagavatam, kur Narada Muni paaiškina priežastį proto prigimtis. Ką tik su jumis giedojame Badžaną, o dabar šiandien su jumis švenčiame Narasimha Čiturdašę. Kuo Hiranika Šipų skiriasi nuo Prachlados? Ne kūnu, o kuom? Protu. Protu. Demonas tai nereiškia, kad pasiragai ant galvos. Protu. Proto būsena. Prieš tai mes skaitėme Hritrasūrą ir Indrą. Hritrasūra – demonas. Demono kūne ir su kieno protu. Iš kur Hritrasūra buvo toks drąsus? Teigiama, kad visi žavėjosi jo drąsa. Būtent jo protas garbino Anandos sūnaus pėdas, kurios žmogų daro kokį? Bebaimį. Ten teigiama, kad pagrindinė demono Hritrasūros savybė yra bebaimiškumas. Jis buvo toks drąsus ir bebaimis, kas šokiravo net patį Indrą. Koks jis? Bebaimis. Ir Indra negalėjo suprasti, iš kur jis semėsi tokio bebaimiškumo. Net kai jam buvo nukirsta ranka, antra ranka, jis vis tiek veikė. Be to, jis neprarado savitvardos ir šios meditacijos. Kodėl čia sakoma, kad demonus nuolat kankina baimės ir nerimas? Toks prototipas. Kodėl baimės ir nerimas? Nes protas negarbina Anandos sūnaus pėdų, kurios žmogų daro kokį? Bebaimį. Bebaimį. Kai nėra baimių, tada nėra ko? Rūpesčių.
Nėra rūpesčių, nėra ir nerimo. Taigi, kuo labiau šis ryšys pasireiškia žmoguje, tuo labiau jis jungiasi per meditaciją. Tai yra joga. Meditacija veda prie jogos. Kas yra meditacija? Sutelkimas visų jausmų ir proto. Jausmai ir protas. Tai yra uoslę, lytėjimą, regėjimą, klausą, skonį, kalbą, pėdas, rankas, visą tai užimti tarnystei, Krišnai. Ir plus protas, galvoti apie tai. O mano prote, nusilenk. Mes ką tik dainavome, kad Govinda Das Kaviraj kalba apie 9 atsidavimo tarnystės procesus. Ir šie 9 atsidavimo tarnystės procesai visada susiję, kaip sako Bhagavad Gita. Bhaktui ar išminčiui visi 9 kūno vartai apšviesti žinojimu. Ir yra 9 procesai, leidžiantis 9 vartams būti apšviestiems žinojimu. Visi šie procesai suteka į protą, o protas turi užfiksuoti į ką? Į troškimą, nes proto funkcija yra trokšti. Koks troškimas? Krišna sako Arjunai, laikydamasis reguliatyvių bhakti jogos principų, išsiugdysi troškimą pasiekti mane. Kodėl mes neturime noro pasiekti Krišnos? Todėl, kad mes nesekame nurodymų. Troškimas nesivysto. Štai kodėl savo paskaitose sakiau, kad matau tiek daug atsitraukiančių žmonių pamažu, lėtai, bet užtikrintai tolstančių, nes jie neturi noro. Kodėl pas juos nėra noro? Jie turi baimių ir nerimo. Jie bijo dėl visko ir nerimauja, ką aš gausiu, kas man bus. Čia mane įžeidė, kažką pasakė ne taip, užgautas jų protas, jų egoizmas. Ir šiame dieviškoji, demoniškoji prigimtis skyriuje, o tai reiškia išlaisvinti savo protą iš demoniškosios prigimties. Nes prote mes visi siekiame tik juslinių malonumų. Mes negalvojame, kaip nusilenkti Krišnai, mes galvojame, kaip gauti vaisius ir ką su jais daryti, mėgautis. O kadangi mes čia vaisių negauname, tuomet kodėl mums čia būti? Mes negauname vaisių. Kodėl mes negauname vaisių? Sakoma, kad medis, ant kurio tupi 2 paukščiai, yra žinių medis. Tai žinių medis. Šis pažinimo medis turi šaknis, kurios siekiasi aukštai į dangų, o jo kamienas leidžiasi labai giliai į žemę. Ir kas nežino, kad šis medis yra taip sukonstruotas, tas mano, kad šaknis yra giliai kur? Žemėje. O kamienas kur? Ne, šitas medis priešingai. Todėl jie laisto šaknis. Kur? Žemėje. Užsiima materialia veikla ir galvoja, kad vaisiai žydės ant kamienų. Tačiau tai priklauso nuo to, kaip žmogus laisti šaknis ir tokius vaisius jis gaus. Taigi, žmogus laistantis šaknis reiškia atliekantis tapasiją, kad patenkintų Krišną. Štai kodėl Krišna sako, aš jums daviau šias aukas ir džiaukitės jomis, nes būtent per jas gausite viską, ko reikia laimingam gyvenimui čia, o gyvenimo pabaigoje sugrįšite pas mane. Bhagavad Gitoje Krišna taip pat paaiškina Arjunai, kad mano bhaktas nededa jokių materialių pastangų, kad ką nors įgytų. Viskas jam ateina natūraliai dėl atsidavimo tarnystės.
Labai stebina. Jis nededa jokių materialių pastangų, kad pasiektų materialių tikslų. Viskas jam ateina savaime, kaip atsidavimo tarnystės rezultatas. Tai reiškia, kad Krišna jau nurodo atsidavusiojo padėtį. Kaip galime atpažinti atsidavusį? Jis viską gauna kaip 9 atsidavimo tarnystės procesų rezultatą. Krišna suteikia jam viską, ko reikia laimingam gyvenimui čia ir vėlesniam sugrįžimui atgal. Šie 9 atsidavimo tarnystės procesai vadinami jagja arba joga. O tai reiškia, kad gyvoji būtybė gali susisiekti su Krišna ir turėtų dėti pastangas šia kryptimi, o ne dėti pastangas materialioje veikloje, siekiant įgyti kažkokių materialinių gėrybių. Taip mes galime matyti skirtumą tarp atsidavusios sielos ir to, kuris dar neatsidavė sielą. Mes matome žmonės dedančius daug skirtingų pastangų. Labai daug, bet net Prabhupada sako, kad žmogus įgyja sveikatos per atsidavimo tarnystės procesą. Jis taip pat gauna turtus iš atsidavusios tarnystės. Visi materialūs objektai jam ateina savaime, dėl jo atsidavimo tarnystės, o ne dėl šių ritualų atlikimo, bet dėl atsidavimo tarnystės, dėl laimingo gyvenimo čia ir dėl vėlesnio sugrįžimo pas mane. Taigi, Krišna paaiškina, kad jo tarnystės tikslas sugrįžti pas mane. Ir šiam tikslui, kad jis galėtų sugrįžti pas mane, aš jam suteiksiu viską, ko reikia, kad jis galėtų sugrįžti pas mane. Ir todėl jis bus laimingas. Mes esame laimingi tik tada, kai turime viską, ko reikia mūsų tikslui. Ir čia sakoma, kad jų tikslas patenkinti savo jausmus. Labai stebina, kodėl jie nelaimingi, kodėl jie turi dirbti, plušėti ir stengtis, nes koks jų tikslas? Patenkinti savo jausmus, o gyvenimo pabaigoje grįžti pas Krišną. Tai neįmanoma. Tai neįmanoma. Štai kodėl jie vadinami neišmanėliai. Jie neišmanėliai. Jie mano, kad vien patenkinę savo jausmus galės sugrįžti atgal pas Dievą. Todėl Krišna sako, visos jų viltis dėl klestėjimo, dėl žinių, dėl atsižadėjimo ir net išsivadavimo patirs žlugimą. Žlugs. Kaip mes žinome, šioje Narasimha Devos istorijoje visos viltys Hiranika Šipų jos žlugo. Kodėl? Nes jis laikė savo gyvenimo tikslą patenkinti jausmus. Ir dėl to tikslo jis atlikdavo griežtas askezes. Jis studijavo šastras. Čia pasakyta, kad jie nežino vedų, nes vedos yra skirtos. Viskas, kas ten aprašyta, yra skirtos dėl ko? Kad patenkinti Dievą. Viskas skirta įtikti Dievui. Ir kai Dievas yra patenkintas, tada Dievas siunčia žmogui viską, ko jam reikia laimingam gyvenimui, kad jis galiausiai sugrįžtų. Kur? Pas jį. Ką Dievas siunčia laimingam gyvenimui? Daleiskim, pavyzdžiui, televizorių. O kodėlgi ne? Gurų siunčia. Ir šiandieną gurų atimami. Ko tikėtis? Sakoma, Krišna kalba tik su tais, kurie mane išsikėlė savo tikslu. Aš jam duodu viską, ko jam trūksta, ir išsaugoju viską, ką jis turi šiam tikslui. O kai mūsų tikslas yra Krišna, viskas, ką mes gauname, kad tobulėtume šiam tikslui,
mums teikia laimę, nes mūsų gyvenimas yra skirtas Krišnai. Tai reiškia, kad žmogus yra atsidavęs ir Krišna jam duoda. Jis niekur neina, nieko nedaro, nededa jokių pastangų dėl to. Visos jo pastangos dedamos tik Šravanam kirtinam višnauk, smaranam padasivajam, arčianam vandanam dasyam sakiam atmanivedanam. Būtent tik čia jis deda pastangas, o visą kitą jis daro kaip? Lengvai. Aš nejokauju. Jis lengvai tai daro. Jis nededa didelių pastangų. Darbe ar kur nors kitur. Kokių dar pastangų? Kam tos pastangos? Ką reiškia pastangos? Jis tiesiog atlieka pareigas, kad išlaikytų savo sielą kūne. Ir karma joga Krišnos sąmonėje reiškia. Viskas, ką jis daro, taip pat turi tą patį tikslą. Kokį? Patenkinti Krišną. Prisidėti per darbą, per bet ką, nesvarbu, ar tai būtų kanalizacijos valytoju, mechaniku, nors kuom, nes tikslas kame – siūlyti darbo vaisius. Ir čia palyginami du paukščiai. Vienas paukštis lesa vaisius, juos surenka ir suėda, o į antrąjį paukštį nekreipia jokio dėmesio. Taigi, dabar visi dirba dėl savo darbo vaisių. Ir ką jie veikia, kai šie vaisiai gaunami? Ar čia ateina? Kur? Niam, teisingai. Viską. Niam. Om aharanam du. Om aharanam deho. Jie suėda šiuos darbo vaisius. Todėl jei kas manėte, kad anumaja, kada visi tik ėda, apsėsti noro ėsti, taip, tai savo darbo vaisių ėdimas. Štai kodėl aš ne šiaip sau kartais išeinu į koridorių ir šaukiu Om aharanam du. Jūs manote, kad tai tik dėl maisto? Ne. Josliniai malonumai, vaisiai dėl malonumų. Todėl tai vadinasi vaisiai dėl jūslinių malonumų. Jie veikia dėl vaisių, o vaisiai turi atnešti jūslinius malonumus. Taigi, veikia dėl jūslinių malonumų, reiškia karmiai. Om aharanam du, om aharanam deho. Ką reiškia deho? Jie nori mėgauti šiais vaisiais ką? Kūną. Kokį? Fizinį ir subtilų, jokio skirtumo. Pagrindinai kokį? Batus kam perkate? Protui perkate? Kojos, ar tai protas? Todėl deho. Jų protai dirba grubiam fiziniui kūnui. Protas dirba grubiam kūnui. Ir kai grubus kūnas yra patenkintas, protas, kuris save tapatina su kūnu, jis žinoma patiria laimę, džiaugsmą. Džiaugsmą jis patiria. Ir sako, o visus džiuginantys ir visiems patrauklus batai. Taigi viskas, kas skirta deho, yra deho smin. Kada žmogus stengiasi patenkinti savo subtilųjį protą, o protas kuom save laiko? Kūnu. Todėl protas sako, kad jausmų tenkinimas yra svarbiausia užduotis. Ir kai žmogus suvokia prigimtį, kaip formuojasi kūnas, kaip jis regeneruojasi, ką daryti, jis tampa sitha. Bet vėlgi dėl ko? Dėl kūno. Vėlgi dėl kūno. Jis siekia sitchų įvairių tobulumų. Kam? Kad materializuotis, suirti, vėl materializuotis. Ir visi to nori. Kūno. Jie nori pakilti į rojaus planetas. Dėl ko? Kuom jie ten nori mėgautis? Jausmais, žinoma jausmais. Todėl kūnas reikalingas.
rojaus kūnas. Как Христос Kaip Kristus sako, иная yra слава земных, skirtinga иная слава žemiškųjų kūnų šlovė ir yra skirtinga Тела dangiškųjų истинные, kūnų есть šlovė. небесные тела, Yra žemiški ir dangiški kūnai. есть истинные Ir тела. yra tikrasis kūnas. Какое же истинное Koks тело? tikrasis Оно духовное. kūnas? Dvasinis. Поэтому тот, кто Ir формирует todėl, духовное kuris тело, čia formuoja Так dvasinį описывается в kūną, kaip aprašyta Он на самом šastruose, является мудрецом. jis tikrai yra išminčius. Это и является Jis человек, yra который žmogus, kuris iš tikrųjų suvokė savo dvasinę prigimtį. Štai kodėl jis vadinamas Siddha Svarupa. Ситха Сварупа. Ситха Сварупа означает Siddha способность Svarupa формировать reiškia духовное тело. gebėjimą suformuoti dvasinį kūną. Почему? Kodėl? Потому что живое существо Todėl, kad gyvoji būtybė yra dvasinga, ji nemateriali. Есть другие люди, Yra которые ir постоянно kitų žmonių, формируют kurie и nuolat пытаются formuoja ir действовать bando ради veikti dėl материального materialaus kūno, todėl yra ir tokie, kurie veikia, bei yra tokio mąstymo. Jie turi тела. Они demoniškąją обладают prigimtį. демонической природой. И здесь говорится, Ir они čia добывают sakoma, деньги kad jie uždirba pinigus teisingais ir neteisingais keliais. путями. Таким Taigi, образом, если даже вы net добываете jei деньги ir правильным pinigai путем, uždirbami teisingų būdų, tai vis tiek reiškia demonišką prigimtį. Todėl nesvarbu, ką darote, ką nors blogo, net jei esate teisingas, bet jei jūsų tikslas yra mėgautis, наслаждаться, потому что при nes помощи денег pinigų здесь pagalba jie pinigus gauna bet kokiomis teisingomis ir neteisingomis priemonėmis, kad su jų pagalba ką darytum? Patenkinti savo jausmus. Вот почему. Štai kodėl doriesiems žmonėms taip pat reikia pinigų ir jie elgesi dorai. Bet kodėl? Kuo skiriasi demoniška ir dieviška prigimtis? Kuom? Одни предлагают, Vieni siūlo vaisius Krišnai, Dievui, другие сами o наслаждаются. kiti И те, и другие mėgaujasi могут действовать правильно. patys, jais. Разница лишь Ir в том, tie ir tie gali elgtis teisingai. Skirtumas tik tas, kad vieni mėgaujasi šiais vaisiais, o kiti juos siūlo. Ką reiškia siūlo? не наслаждаются. Jie jais nesimėgauja, o atiduoda visus vaisius tarnystei Dievui. Tai reiškia, kad žmogus paukoja šiuos vaisius. Ir taip šlovė gali būti pelnyta per tarnystę. Valdžia gali būti pelnyta tarnaujant. Turtas gali būti pelnytas tarnaujant. Žinios gali būti pelnytos tarnaujant. Santykiai gali būti pelnyti Любое tarnaujant. вожделение может занять Bet служение. koks pasitarnavimas tarnystėje gali būti pelnytas. Именно из-за вожделения Būtent человеку можно занять. geismas žmogui gali pasitarnauti, kai tik jis pamatys, kad žadamas jūslinis malonumas, Будет предаваться. jis Что pasilepins. значит предаваться? Ką Будет reiškia предаваться телу. pasilepins? Но вы Jis что pasilepins kūnu, o kas mintyse bus? чувственных наслаждений. Troškimas jūslinių malonumų. Чувственных наслаждений. Jūslinių malonumų troškimas. Dėl ko? Dėl kūno. Вот почему говорится, что пока Todėl человек не осознает sakoma, себя душой, Kol žmogus savęs nesuvokia kaip sielos, jam labai sunku нужны veikti. материальные. Todėl jam reikalingos materialios motivacijos, materialūs stimuliatoriai. материальные стимулы. И поэтому Кришна Ir говорит, todėl «Я дам вам Krišna всё sako, необходимое для aš tau счастливой duosiu жизни здесь». viską, ko reikia Потому что laimingam если gyvenimui Кришне не čia. давать ничего для счастливой Nes жизни jei здесь, gyvai būtybei nieko neduoti dėl laimingo gyvenimo, будет что? ko nebus? Мотивов, Jokios motivacijos, jokio stimulo Кришна veikti. говорит, но это должно Tačiau получать Krišna sako, kad tai turėtų būti pasiekta tik per ką? Per atsidavimo tarnystę. И есть только 9 Yra форм tik преданности. 9 atsidavimo tarnystės formos. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчинам, Ванданам, Дасьям, Сакьям и Атманиведанам. Вот это преданные. Štai kas yra bhakta. Вот почему Štai kodėl matome žmonės, kurie kažko atsisako ir užsiima tuo išskirtinai, gyvendami vien
atsidavimo tarnystę. Почему? Kodėl? Потому что они предавшие. Kadangi jie yra atsidavę, jie taip atsiduoda tokiu būdu. Итак, Taigi, когда человек kai не может žmogus так negali taip atsiduoti, jis gali veikti karmo jogos lygmenyje, Krišnos sąmonėje. И здесь говорится, Štai этот kas ум, čia sakoma. менталитет Toks proto демонический. mąstymas yra demoniškas. Šis mąstysenos būdas vadinamas Hiranikashipu. Хирания Кашипу. Hiranikashipu. Kas yra Кашипу kašai? означает Kašipu reiškia jūslinius seksualinius malonumus, наслаждение. А прохлада o означает prachlada блаженство, reiškia ничего не имеющее palaima, общего с kur материальным neturi nieko наслаждением. bendro su materialiu malonumu. Ахлада Achlada означает reiškia блаженство nemateriali не palaima. материальное, а Per ką? посредством, Per atsidavimo посредством чего? tarnystę. Преданного служения. Prachlada vadinasi. Прохлада называется. А хирания Кашипу, Ahiranija kašipu. хирания означает золото, это Hiranija деньги. reiškia auksas, tai pinigai. Потому что все Kadangi visi pinigai visoje ekonomikoje reiškia, pinigai turi atitikti valstybės, kuri įveda į apyvartą tam tikrus piniginius ženklus, денежные знаки, kurie nebejotinai ir būtinai turi atitikti ekvivalentą aukso atsargas. Taigi, Итак, pinigai, деньги jiems reikalingi pinigai. для чего? Kodėl? Кашипу, Kašipų, чувственные kad наслаждения, gauti jūslinius malonumus разновидности įvairiausioms sekso rūšims. разновидности Įvairūs сексуальных seksualiniai santykiai dėl vaikų. ради детей. Прабхупада говорит, Prabhupada teigia, любовь к meilė vaikams pasireiškia tuo, kad šis seksualinis potraukis ne grubus, o subtilus, что kad наслаждая детей, mėgaudamiesi vaikais mes mėgaujamės patys. кама. Tai Это kama. похоть. Kama yra geismas. Laimę patiriame mėgaudamiesi vaikais, o ne Не Dievu. Бога, а детей. Мы испытываем счастье. Mes patiriame džiaugsmą, mėgaudamiesi žmonomis. Kodėl? Nes esame prisirišę prie viso to. Поэтому мы стремимся наслаждать Todėl того, stengiamės кому įtikti привязаны. tam, prie kurio esame prisirišę, o esame prisirišę prie savo jausmų malonumų šaltinio. Что же является Koks здесь čia источником šaltinis? чувственного наслаждения? Jūsliniai malonumai. Жена, Žmona, vaikai, lėkštės, kūnas, giminės, draugai, turtas, jaunystė ir visa kita. на все на это пашем. Ir dėl to mes dirbame, Но это не дает нам счастья. bet tai neatneša mums laimės. Štai kaip galima atpažinti kvailį. Вот как можно узнать глупца. Jis nuolat deda pastangas šią kryptimi, А говорится о o преданном, apie atsidavusį sakoma, kad jis tiesiog vykdo savo pareigas. что это означает? Ką reiškia vykdyti Исполнить pareigas? обязанности. Каковы же обязанности? Kokios yra žmogaus pareigos prieš žmoną, šeimą ir visą kitą? Tai tiksliai aprašyta Prachlado Maharadžo istorijoje Инрасимха Дева. Inrasimha Deva. Говорится, что Sakoma, kad tai amžina istorija, amžina kova tarp teizmo ir ateizmo. Прохлада Махарадж O Prachlada Maharadžas atlieka teisto vaidmenį, Хираникашипу в o роли Hiranikashipu ateisto vaidmenyje. Ateistas, kuris žino reinkarnaciją, bet jis žino apie teizmą kaip Он ateistas. знает о законе кармы. Jis žino apie karmos dėsnį kaip Он знает ateistas. о положении души. Jis žino apie sielos būseną kaip ateistas. Поэтому Todėl gyva būtybė negali suprasti, kas yra ateizmas ir negali suprasti, kas yra teizmas. Хираникашипу, Ir šioje istorijoje Hiranikashipu, Prachlada Maharadžas ir Narasimha Dev
aprašoma teizmo ir ateizmo tikėjimo pozicija. Ir sakoma, kad tarp jų vyksta kova. Teistas visada bus ateisto priešas, net jei jie egzistuoja kaip tėvas ir sūnus materialiame pasaulyje. Prabhupada sako, kad tai amžinas konfliktas ateistų su teistais. Ne teisto su ateistu, o amžinas ateistų konfliktas su teistais. Ir sakoma, kad ateistai niekada neseks ateistų pavyzdžių, bet jie taip pat niekada jų nelaiko kuom priešais. Tačiau ateistai visada laiko teistus priešais ir jie taip pat nenori sekti jų pavyzdžių. Taigi, sakoma, kad teistai neturi priešiško požiūrio į ateistus. Tik ateistas gali jausti priešiškumą ateistams. Nes teistas jaučia jiems užuojautą ir atleidžia. Kristus pateikiamas kaip pavyzdys Šrilos Prabhupados. Jis pasakė, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jų nereikia bausti, nes jie ateistai, juos reikia išgelbėti ir jais reikia rūpintis. Aš esu pasirengęs priimti visas jų nuodėmes. Tai labai nuostabi Prahlado Maharadžo istorija. Ir Prabhupada sako, tai tiesiogiai dera su dabartinė Kristaus istorija. Ką darė Prahlada Maharadžas? Giedojo šventąjį vardą. Jis giedojo šventąjį vardą ir šventasis vardas jam apsireiškė formą. Kai forma atsiskleidė per vardą, toliau atsiskleidė kokybė ir atskleidė Krišnos darbus. Prahlada Maharadžas buvo gilioje samadhi, vadinamoje nama samadhi, ekstatinėje meilės Dievui būsenoje, kartojant jo šventąjį vardą. Per atminimą apie jį vadinasi Krišna smarana, Krišnos minėjimas, minint jo vardą. Ir jo tėvas Hiranyakashipu, kuris buvo didis demonas. Kur buvo jo didybė? Jo materialiuose gebėjimuose. Jis buvo labai didis materialistas. Todėl žmonės galvoja, štai žmogus kalba angliškai, dirba kompiuteriu, jis turi fizinę jėgą ar valdžią turi. Tie žmonės yra suklaidinti. Štai kodėl sakoma, kad žmonės aistros gunoje visada žavisi didžiomis asmenybėmis. Ir kuom? Demonais. Kodėl? Nes šiame materialiame pasaulyje jie labai didūs yra. Jie labai didūs demonai, nes jie visada medituoja. Į kokią jėgą? Į materialią. Jie visada medituoja apie materialią jėgą. Ir jie taip įgudę medituoti, kad šie materialūs troškimai, kuriuos jie pasiekia, tampa įgyvendinami per meditaciją. Todėl jie studijuoja jogą. Kodėl? Kad taptų dar galingesni. Materialiai. Ne dvasiškai, o materialiai. Todėl sakoma, kad karma, gyana ir joga taip pat prieinama kam? Demonams. Demonams prieinama. Štai kodėl demonai taip pat turi visas sitkas. Jie gali mažiau nei pusdieviai.
Štai kodėl demonai taip elgiasi su žmonėmis, kas jie apskritai per žmonės tokie, su kuriais jie kovoja ir net nugali pusdievius. Jie kovoja su pusdieviais ir juos nugali ir labai dažnai. Jei demonai neturėtų tokios materialios galios, kaip jie galėtų nugalėti pusdievius. Kada jie nugali pusdievius? Kada pusdieviai nustoja atsiduoti. Vienintelė priežastis. Kodėl pusdieviai kartais pralaimi, o kartais laimi? Kada jie atsiduoda, tada atsiranda dvasinė jėga, kuri nugali materialią jėgą. Bet kaip tik jie susitelkia į jausmus, malonumus arba visą tai daro tik dėl juslinių malonumų įgyjimo, jie pralaimi. Jie toj pat pralaimi. Kas atima jų dvasinės jėgas? Įžeidimai. Įžeidimai. Kodėl jie daro įžeidimus? Dėl nepatenkintų jausmų. Kada jiems kas nors trukdo patenkinti jausmus, nors ir asmeninis guru tai būtų, jie net patį guru įžeidžia. Mes skaitome istorijas, kaip Indra įžeidė Drihospatį, kaip Dakša įžeidė Šivą ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip Brahma įžeidė Krišną, pavogė jo veršelius ir pradėjo jį tikrinti. Sakoma, kad tikrinti Dievą tai ne taip. Štai kodėl sakoma, kad žmogaus prieš priimdamas guru turi jį išbandyti. Tačiau, kada žmogus priėmęs guru iniciaciją ir po to pradeda jį tikrinti, tai vadinasi kaip įžeidimas. Štai kodėl žmonės skuba viską priimti, o paskiau pradeda ką daryti? Tikrinti. Tai sukelia įžeidimus ir todėl tiek daug yra nevykėlių. Tai vadinama guru avadija. Jie greitai priėmė, nes ten dalino pranamą, o paskiau pradeda tikrinti. Ir galiausiai daro įžeidimus. Taip pat ir Brahma. Kodėl jie visą tai taip greit priėmė? Dėl geismo. Nėra kitos priežasties. Jie norėjo patenkinti savo jausmus, materialistiniu supratimu, dvasinius procesus. Jie norėjo to paties. Jie manė, kad tai suteiks jiems materialų malonumą. Jei gausiu iniciaciją, gausiu pranamą, galėsiu mylėti su šia moterimi, nes ji nori, kad pas mane būtų pranama. Arba ji manęs nepaliks, arba aš ko nors gausiu. Ten bus daug pinigų, arba gausiu daug garbės. Valka taip pat gavo pranamą ir aš dabar gausiu pranamą. Kai žmogaus vadovaujasi tokiais motyvais, jis nebejotinai kvailas. Be jokios abejonės kvailas, nes guru priimame tik tada, kai norime savo gyvenimą skirti aukštesniems tikslams, kurie yra aukščiau už vaikus, jaunystę, turtus, sūnus, giminaičius ir seksą. Vat tada ir ateikite pranamos ir prašykite iniciacijos, kada supratai, kad visi troškimai tavyje. Būtent tai ir nori suprasti. Yra kažkas aukštesnio už tai. Norėčiau gyventi aukštesnį gyvenimą. Aš tai matau, kad seksu užsiminėja kiaulės ir šunys. Lygiai taip pat laksto paskui savo vaikus. Ar matėte, kaip patinai laksto palei pateles? Lygiai taip pat, kaip vyrai paskui moteris dieną ir naktį laksto. Kaip jie kenčia? Girdėjote, kaip asilai kenčia? Niekas. Čia tai nėra asilų. Čia katinai vietoj asilų. Miau.
Kai pradės rėkti, kaip manote, kodėl naktį jos skleidžia tokius filosofinius šūksnius, kurie kelia tik nerimą? Taip ir norisi drinduoti tai katei. Mes taip pat čia turime vieną tokią. Kai pradės kniaukti kritinėmis dienomis, jos pradeda kniaukti, kai ateina kažkoks periodas. Ir viskas. Įkniaukia ir kniaukia. Vyrams viskas lygiai taip pat. Visa tai prieinama tiems patiems gyvūnams. Bet bent jau gyvūnai neveidmainiauja ir jiems užtenka nedaug. Jie nenešioja akinių, grotuvų, neavi suomiškų batų, nevilki avikailių. Matote, koks skirtumas? Jie siekia to paties, kaip ir žmogus, tik žmogus vis dar su avikailio kailiniais. Ir jis lipa. Jis ne tik ant žolės, jis dar ant lovos. Bet tikslas tas pats. Jis ne tik sąvartyne, restorane, virtuvėje. Gyvūnams kaip virtuvėje. Patraukė ją ant savęs ir į priekį. Užvertė į sniegą, ženysiuosi. Tai gyvulys. Bet žmogus mano, kad aš tai žmogus, prieš užverčiant turiu pastovėti prie altoriaus. O tikslas koks? Nupurtyti. O kodėl tu taip sunkiai dirbi ir garbini Dievą? Kad paėst, pamiegot, purtyt ir gelbėk ir apsaugok. Tegul jie raukosi, žvairuoja, kreivėja ir kad visi dvėstų, mano priešai. Į kotą eik pas Fedotą. Vo. Aš didis krikščionis. Į kotą, eik pas Fedotą. O Fedotas kaip tik šalia vaikšto. Eik su juo nafik. Amin. Bet tikėjimas Dievu tuo neišreiškiamas. Ir taip. Hiranika šipų, hiranija reiškia auksą, pinigus, o kašipų reiškia santykiai. Ir jis atlieka griežtą asketizmą. Jis labai myli savo sūnų. Kaip jis jį myli? Jis myli dėl savęs. Jis jį myli dėl savęs. O kai sūnus atsisako priimti tėvo vertybės, kyla konfliktas. Prachlado su tėvu ar tėvo su Prachlada? Tėvas nuolat jį įkyriai klausinėja. Apie ką tu galvoji? Kaip apie ką? Apie Krišną? Ir tada prasideda problemos pas Hiranika šipų. Tuoj pat prasideda. Ir Hiranika šipų pradeda puldinėti savo sūnų su įvairiomis problemomis, įvairiomis jo paties machinacijomis. Ar girdėjote, kai aš dėsčiau universitete, buvo toks vaikinas, studentas, jis netgi čia yra. Jo mama pasakė, kad geriau tu taptum narkomanu, nei Krišnaitu. Kiti sakė, kad geriau tu gertum, nei prisijungtum prie šios sektos. Dar kiti sakė, kad geriau sėdėtum kalėjime nei ten. Labai stebina. Pas žmonės labai įdomus įsivaizdavimai. Prabhupada sako, čia eina kalba tik apie teizmą, ką iš tikrųjų duoda tikėjimas Dievu. Toks stipriai agresyvus materialistinių ateistų tėvų požiūris. Kai tiesiog sakote, kad tikiu Dievu, tai jau ir taip agresija. Bet kada jūs Dievą vadinate Krišną,
Кришной, то все. tada jūs pasmerkti. Tai jau viskas. Это уже все. Итак, Taigi, Hiranikas Šipu elgėsi kaip koks tironas savo paties vaikui. Ir Prabhupada sako savo paskaitoje apie Narasimhą Čiturdašą. Dar 1976 metais, likus metams iki jo mirties. Pasiruoškite, nes dabar esate kaip Prahlada. Jūs galite būti suklaidinti, jūs galite išsigąsti intrigų, kurias sukels jūsų pačių tėvai ateistai, kurie netgi pripažins vedų egzistavimą, kurie net pripažins reinkarnacijos egzistavimą, netgi sielos egzistavimą. Tačiau jų sielos, reinkarnacijos ir karmos supratimas bus grinai materialistinis. Ir jie netgi pripažins, kad yra Dievas. Tačiau koks Dievas? Mūsų rusiškas. Nors jis ir žydas, bet tai nesvarbu. Jis mūsų rusiškas Dievas. Kiti sakys, ne, tai žydų Dievas, o mūsų indiškas Buda. Kiti sakys, ne, tai iš kito Jeruzalės rajono, ten Alachas. Šiame rajone Jehova, šitame Kristus, o čia Allah Akbar. Ir kiekvienas tvirtins, kad tai monoteizmas, viendėvystė, kad Dievas yra vienas, bet mūsų Dievas yra svarbesnis už jūsų Dievą. Mūsų saulė svarbesnė už jūsų saulę. Labai stebinantis įsivaizdavimas. Kodėl? Nes žmonės sąlygoja tautybės, rasė, teritorijos ir taip toliau. Štai kodėl galime suprasti, kad šis prieštaravimas kyla iš kūniškų idėjų apie gyvenimą, o šios kūniškos idėjos persmelkia jų religijas ir jie sako, nafik mum tas hinduistų Krišna. Taigi visi prieštaravimai kyla iš kūno, iš kūniškų idėjų, tai yra iš melagingo egoizmo. Tavo, mano, jūsų, mūsų. Hiranikas Šipu taip pat pradeda suvokti viską taip. Jis ateistas, Ašura, demonas. Kaip pasireiškia jo demonizmas? Jis tiki, kad reikia mėgautis savo jausmais. Tai yra gyvenimo tikslas, malonumai. Turėti šeimą, vaikus, nėra jokio poreikio kažkam dar nusilenkti. Jei nori praktikuoti jogą, praktikuoji. O kokiam tikslui? Kad dar labiau mėgautis malonumais. Dar tobuliau. Hatha joga. Prašom, kvepuokite nosim, kvepuokite visomis skylėmis, krūtine, pilvu, ausimis, šnervėmis, akimis, išangę. Genitalinis kvepavimas. Prašom, tik prašau, netarnaukite Dievui, jo nėra. Kvepavimas yra, Dievo nėra. Asanos yra. Tai pozos skirtingų gyvūnų pozos. Todėl atlikite gyvūnų pozas ir būsite. Prabhupada sako, jie prisigalvoja visokiausių meditacijos sekcijų. Sako, aš paukštis, aš skrendu. Jūs taip ir prisimedituosite. Iki ko?
iki paukščio ir būsi kaip paukštis. Nuodai ar traukuliai? Tada aš jums apie traukulius papasakosiu, kad būtų lengviau jums. Ir man bus lengva. Protas užimtas. Jūs galvojate, ko taip ilgai jis kalba. Kas nustatė laikrodį 9 valandai? Iš tikrųjų laikas yra 5:15. Om Aharanam Duta. Krišna yra laikas. Matote, laiką nustatinėja pagal Saulę ir Mėnulį. Nuo Mėnulio patekėjimo iki Saulėlydžio, nuo Saulės iki sutemų visą laiką. Taigi, Hiranyakšipų pateko į rimtą konfliktą su Prachlada. Ir kokia viso to šlovė Prachlados Maharadžo? Buvo labai daug kitų atsidavusių ir jie egzistuoja. Bet kodėl Prachlada Maharadža šlovina net Vaikunchoje? Sakoma, kad Gopas Kumaras pateko į Vaikunchą ir pradėjo šlovinti Vaikuncha Lokos gyventojus. Dvasinėme pasaulyje jis šlovina Vaikunchos gyventojus, o Vaikunchos gyventojai jam sako, kodėl tu mus šlovini, aplamai iš kur tu kilęs? Iš materialaus pasaulio. Nu tu ir duodi. Jei tikrai nori pasiekti Dievo malonę, Krišna myli tuos, kurie tarnauja tyram atsidavusiajam. Mes visi neverti net mažo kojos pirštelio Prachlado Maharadžo, kuris gyvena materialiame pasaulyje. Vaikunchos gyventojai šlovino Prachladą Maharadžą, kad jis net ne žemėje, jis gimė demoniškoje planetoje. Jo tėvas demonas, jo mama demonė, jo baba demonė, jo senelis demonas, jo žiurkėnas demonas, jo kanarėlė demonė, anūkė demonė, vabalas demonas. Visi ten demonai, visa jo giminė demonai. O jei tarp mūsų ir toks yra, jis totorius. Visos giminės kartos demonai. Ir vis dėlto jis patenkintas savo padėtimi. Būdamas materialiame pasaulyje, demoniškoje planetoje, jis visiškai patenkintas savo padėtimi. Ir jis dar praktikuoja tyrą meilės atsidavimo tarnystę aukščiausiajam Dievo asmeniui. Jis sako, čia kiekvienas gali praktikuoti. Čia kiekvienas tiesiogiai bendrauja su Krišna, mato jo galią. Pas visus Sitho Deho. Viskas palanku. Ar galite įsivaizduoti, kokios jis sąmonės? Jis ten daro tai, ką mes darome čia. To mes ten negalėtume padaryti. Ir jie pradeda šlovinti Prachladą Maharadžą. Taigi, koks yra žygdarbis ir šlovė Prachlados Maharadžo? Būtent todėl, kad Prachladai Maharadžui buvo nepalankiausios sąlygos. Kam? Subtiliam ir grubiam kūnui nepalankiausios. Jis gimė nepalankiai. Jis gimė demoniškoje planetoje. O mes sakome, oi, gimiau netinkamoje šalyje, ne pas tuos tėvus, bet mūsų tėvai nėra demonai. Mes gyvename pačioje žemiausioje rojaus planetoje. Mūsų planeta laikoma žemiausia iš aukščiausių. Todėl ją vadina vidurinė, pati žemiausia tarp aukščiausių
vidurinė. Yra dar žemesnių planetinių sistemų, kuriuose sąlygos protui dar sudėtingesnės, dar labiau supainiotos melagingo ego, iliuzijomis apie visumą. Pas mus mažiau supainioti jausmai. Žiūrėkite, mes čia sėdime Kali amžiuje ir klausomės apie Prahladą Maharadžą, šventus vardus kartojame, vienaip ar kitaip ir visa kita. Ten niekas nekartoja apačioje. Ten Prahlada Maharadžas. Ten Bali Maharadžas. Ir sakoma, kad yra 12 mahadžanų, kurie palaiko visą šią materialią kūrinyje. Tik 12 žmonių palaiko šią materialią kūrinyje. Šie žmonės vadinami mahadžanai. Mahadžanai reiškia didžius bhaktus, kurie demonstruoja tokį pat atsidavimą, net didesnį nei Vaikunchos gyventojai. Tačiau jie tai demonstruoja kur? Čia. Ir jie net nenori eiti į dvasinį pasaulį. Kodėl? Nes jie neturi jokių baimių ir rūpesčių. Kodėl jie neturi baimių ir rūpesčių? Ir jiems čia viskas gerai. Nes jų protai nuolat sutelkti į Krišną, prie Anandos sūnaus pėdų. Todėl sakoma, kad atsidavęs gali pasirodyti bet kokioje formoje ir išgyventi net pragare, tam, kad išliktų atsidavęs. Ir tada nėra jokių baimių ir jokio nerimo, jokio. Todėl, kai mes bijome ir nerimaujame, tai tas ne taip. Mama netokia, tėtis netoks, šalis netokia, Vrindavane viskas kitaip. Tai nereiškia, kad sekame mahadžanų pėdomis. Ir todėl mes nuolat giriame Džai Prahladą Maharadžą. Ir Narasimhadev ateina su malone Prahladui Maharadžui. Ir sako, prašyk manęs, ko tik nori. Prahlada Maharadžas sako, man nieko nereikia. Vienintelis dalykas, kurio tavęs prašau, išgelbėk mano tėvą. Aš jį labai myliu. Išgelbėk mano tėvą. Štai ką reiškia pagarba savo tėvui ir motinai. Štai apie ką su jumis kalbėjau. Prahlada Maharadžas sako, išgelbėk mano tėvą, nes mano mama jau išgelbėta. Ji myli mane ir dėl meilės man ji priėmė viską. Bet mano tėvas labai išdidus. Jis nieko nenori priimti. Išgelbėk jį. Aš labai nerimauju dėl savo tėvo, kad jis nekentėtų, nebausk jo, bet parodyk jam gailestingumą. Ir Narasimhadevas sako, tik tavo dėka, kad tu esi deimantas šioje demonų giminėje, didžiųjų demonų, tu esi deimantas šioje giminėje. Aš išlaisvinsiu 14 kartų, tik vien dėl to, kad tapai atsidavusiu. Aš išlaisvinsiu 14 tavo giminės kartų. 14 kartų bus išgelbėtos. Prabhupada sako, tik įsivaizduokite, jei jūs atsiduodate, 14 kartų automatiškai gauna naudą. Kas gali 14 giminaičių kartų išlaikyti ir jiems padėti? Geriausiu atveju mums pavyksta išlaikyti savo vaikus, kartais mes net negalime išlaikyti savo tėvų. Tačiau žmogus, kuris visiškai atsidavė, išlaisvina nuo visų nuodėmių visiškai ir suteikia išlaisvinimą 14 kartų.
14 kartų gauna vieno žmogaus malonę, kuris atsidavė Krišnai. Ir Prabhupada sako, argi ne tai tarnystė šeimai, šaliai, giminaičiams, žmonijai, tautai ir taip toliau. Kad 14 kartų bus išlaisvintos nuo visko, be jų pačių pastangų, tik todėl, kad jų šeimoje atsirado deimantas, bhaktas. Todėl visa visuomenė visada suinteresuota laimė. Tačiau ji nežino, kas yra laimė. Todėl veikiama anarchų arba klešų, raga klešų, pasaulietiškų idėjų apie laimę. Kai mūsų tėvai visada galvoja apie tai, kaip suteikti laimę kūnui. Geras vyras, geras išsilavinimas. Jie visais įmanomais būdais trukdys atsidavimo tarnystei, visais įmanomais būdais trukdys. Todėl sakoma, kad teistas niekada nepasiduoda ateistams. Tačiau jis niekada nejaučia jiems ko? Jokio priešiškumo niekada. Be to, jis jais rūpinasi. Ir pateikiamas dialogas Prachlado Maharadžo su Hiranyakšipu. Hiranyakšipu stipriai apkabino Prachladą Maharadžą, aistringai pabučiavo ir tada pradėjo jam sakyti, tu esi mano gerietis, tu esi mano mielasis, sakyk man, ko norėtum, esame visiškai pasiruošę išpildyti bet kokį tavo materialų troškimą. Prachladas sako, norėčiau atsiduoti aukščiausiajam Dievo asmeniui, Narainė. Ir Hiranyakšipu pradėjo rėkti ant jo. Kas čia per pezalai? Tu turėtum tęsti savo tėvo darbą, kad tave kiškis 5:10. Kur yra tavo Krišna? Kur jis? Jis toks ir anoks. O Prachlada Maharadžas kalbėjo ramiai. O didis tėve, jis tėvą vadino didis, tu esi didis, aš žinau, bet tavo didybė turi šaltinį. Ir vėl Hiranyakšipu pradėjo šaukti. Ir galų gale juos privedė prie kulminacijos. Hiranyakšipu pradėjo šaltakraujiškai įžudyti natūraliu būdu. Jį nuodijo, skandino, prieš jį buvo pasiųsti drambliai, jį metė nuo olos ant aštrių akmenų. Jie nieko negalėjo su juo padaryti. Kodėl? Jei mus numestų nuo akmeninės uolos, mums kiltų didelių problemų atsidavimo tarnystėje. Kodėl? Mes neturime tokio atsidavimo. Mes neturime tokio atsidavimo. O Prachlada Maharadžas turi. Ir sakoma, kam turėtume nusilenkti? Tiems, kurie turi šią jėgą. Baladut padita, kuri kyla iš šių didžių asmenybių pėdų ir jos čia lieka kaip pavyzdys visiems. Žmogus, kuris pasiekęs atsidavimą, iš tikrųjų yra labiau išaukštintas nei Vaikunthos gyventojai. Sakoma, kad vienas Vaikuntha lokos gyventojas visais atžvilgiais yra pranašesnis už visas gyvas būtybės kartu paėmus materialiame pasaulyje. Vienas Vaikuntha lokos gyventojas, o Prachlada Maharadžas, sakoma, yra pranašesnis už visus Vaikuntha lokos gyventojus. Ir jis yra čia.
Kas mus sieja su tais žmonėmis, kurie yra prisirišę prie pinigų ir jūslinių malonumų? Ką darė Prachlada? Jis pamokslavo, aiškino, pamokslavo. Hiranykašipų niekaip jo nepriėmė ir visada rezgė sąmokslus, Ir kai pasirodė Narasimhadev, pirmiausia, ko paprašė Prachlada, pasigailėti mano tėvo, man nieko nereikia. Jei nori ką nors padaryti dėl manęs, padaryk tai dėl mano tėvo. Noriu tėvui atiduoti visus savo atsidavimo tarnystės vaisius, tik išgelbėk mano tėvą. Narasimhadevas labai nusišypsojo ir buvo labai patenkintas. Kodėl? Jam patiko tokia pagarba ir toks atsidavimas tėvui. Ir toks atsidavimas savo. Taigi, Prachlada Maharadžas niekur nebėgo iš namų, jis niekur neišėjo, niekas nepasikeitė. Pasikeitė Prachlada. Jis liko rūmuose, palaikė santykius su savo tėvu, jis pats niekada nelįsdavo pamokslauti, niekada. Kada jis pradėdavo kalbėti? Kada Hiranykašipų pradėdavo klausinėti? Kokia yra tavo gyvenimo prasmė? Visiškas atsidavimas Dievui. Ir vėl viskas prasidėdavo. Koncertas. Kodėl Prachlada Maharadžas galėjo taip kalbėti su tėvu? Galim pagalvoti. O kodėl mums liepia nieko nesakyti tėvui? A? Nes Prachlada buvo visiškai atsidavęs. Visiškai atsidavė. O mes ne. Prachlada visiškai priklausė nuo švento vardo, o ne nuo tėvo. O mes? Prachlada nepriklausė nuo materialios energijos, o mes? Prachlada nepriklausė nuo šio materialaus pasaulio, o mes vis tiek priklausomi. Štai kodėl sakoma, kai mes visiškai atsiduodame ir net nepriklausysime, netgi nuo ko? Nuo mirties? Tada galėsime taip kalbėti. Ir tai tik tada, kada mūsų klausiama. Bet kai mūsų neklausiama ir matome, kad tai sukelia nerimą, nerimaujame. Ir šie rūpesčiai gali paveikti mūsų sąmonę. Turime suprasti, kaip turėtume elgtis atsižvelgdami į laiką, vietą ir aplinkybės. Negalima mėgdžioti tyro atsidavusio elgesio, nes tyro atsidavusio elgesio mėgdžiojimas, kas yra? Sahadži, pasireiškimas. Būtent tai ir yra sahadži pasireiškimas. Manyti, kad su manimi nieko nenutiks, o su tavimi gali nutikti ir labai daug. Mes matome, ką su jumis gali padaryti tėvai ir taip toliau. Ir ar jūs pasiruošę pereiti per visą tai, išgyventi be žinojimo? Ne. Štai kodėl Prachlada Maharadža motinos įsčiuose gyveno ašrame Narado Muni ir Prachlada Maharadžas buvo brahmačaris. Būtent Prachlada Maharadžas sako grihastos, grihametkos. Jie siekia gyventi šeimyninį gyvenimą tik tam, kad galėtų mėgautis seksualiniais santykiais su savo žmonomis ir vaikais. Grihastos yra tie, kodėl jis juos lygina su šuliniu.
Jis apleistas šulinys, išdžiūvęs ir pats kasa apleistą, išdžiūvusi šulinį. O šulinys skirtas kam? Visiems. Galima nueiti prie šulinio ir atsigerti. Ir jis sako, grihastos gyvenimas tai neapleistas šulinys, nes bendraujant su grihasta galima atsigerti. Tai yra siela, kuri patiria troškulį, gali būti pagirdyta. Kuom? Ką galima duoti atsigerti? Atsidavimo tarnystės nektaru. O Grihametchos šeima geriau išvis ten net ją nežiūrėti. Nes jei žmogus į ją įkrenta, tokiai šeimai nėra jokio išsigelbėjimo. Taigi, kada mes švenčiame Narasimha Čaturdašą, kalbame apie gailestingumą. Kas yra gailestingumas? Kokia tai gailestingumo diena? Tai reiškia, kad mūsų gyvenimo tikslas yra visiškai kitame. Kad pastangas turime dėti tarnauti Dievui, atsidavimo tarnystėje, o netenkinti jausmus, dirbti kaip asilui savo žmonoms, vaikams ir taip toliau. Ateiti čia kartą per savaitę 2 valandoms pavalgyti ir pašokinėti. Ir po to 6-7 dienas po šių 2 valandų mėgautis arba dirbti kaip asilui, dėti tiek daug pastangų, kad išlaikyti savo šeimas. Toks gyvenimas yra tarsi apleistas šulinys. Todėl Šikšoje sakoma, kad Krišną reikia garbinti ir namuose. Jei žmogus negali atvykti, jis turėtų atlikti visas paslaugas namuose. Bet žmonės žino, kas turi patirties. Jie namuose nieko nedaro. Jie tik kartais daro, kad nesijaustų gėda. Jų žodyne yra tik žodis karma, Krišna, Prabhupada, šastros ir pora eilučių. Jie net kartais apie tai padiskutuoja. Kodėl? Kad nesijaustų gėdos ir nieko daugiau. Todėl jie taip greitai išsisklaido po sekmadieninės programos. Kodėl? Nes visą savaitę jie turės sunkiai dirbti. Kodėl? Dėl ko? Taigi, sielai jie randa 2 valandas, o kūnui ir tada jie nustemba, kad išsipūtę. Jie nustebę, kad nieko negali gauti, kad nieko negali su savimi padaryti. Štai kodėl sakoma 50% pasiaukojimo. Tai reiškia, kad jie turėtų bent 50% savo pastangų skirti sielai. Per pus 50 kūnui ir 50 dvasiai. 50 kūnui, 50 dvasiai. O ką jie daro? Ką jie daro? Kaip jūs manote? Iš 7 dienų 2 valandas sielai. Kiek tai bus procentų? 2. Šaunuolis. Taip, maždaug 2, gal 8, bet tikrai ne 1000. Kaip ten su mūsų matematika mokykloje? Ivanovai, kiek bus 2 kart 2? 1000. Sėskis 2. Kiek bus 2 kart 2? Gyvi. 8. Šaunuolis. Puikiai atlikta. Sėskis 5. Taip, maždaug apytiksliai kažkur nuo 8 iki 12, bet tikrai ne 1000.
Taip ir aš tau sakau, šaunuolis, bent jau net 1000. Taigi, tai toks metas būti Majos įtakoje, toks laikas. Ir kodėl mes sakome, reikia eiti į bažnyčią, nes žmogus pats neorganizuoja pamaldų namuose. Tai nutinka tik tada, kai jis patiria ucachamają. Tik tada jis gali melstis namuose, kai yra ucachamaja. Kai nėra ucachamajos, jis melstis namuose nepajėgus. Nepajėgus. Jam reikia įtakos iš išorės. Visuomenė mums daro labai didelę įtaką. Kai esame atsidavusiųjų visuomenėje, ji daro mums labai didelę įtaką. Ir todėl Prahlada Maharadžas taip sakė. Man labai sunku ir jam ėmė atrodyti, kad jis gęsta. Jis pradėjo bijoti. Ką padarė Prahlada Maharadžas? Jis pradėjo pamokslauti tiems, kurie jį laikė autoritetu. Kas jį laikė autoritetu? Kiti vaikai, nes jis buvo vienintelis sūnus. Kieno? Demonų karaliaus. Ir jis, būdamas karaliaus sūnumi, pasinaudojo šią padėtimi, kad jiems pamokslautų. O kadangi jis buvo karaliaus sūnus, vaikai su juo elgėsi taip. Bičiuli, tu tikrai esi karaliaus sūnus, didi asmenybė, kodėl mes neturėtume tavimi sekti? Ir vaikai tyliai pradėjo kartoti Hare Krishna mantrą. Ir taip ir anaip. 5 po 10. Ir Prahlada Maharadžas vėl iškart įgijo jėgą. Kodėl? Nes organizavosi visuomenė, jis turėjo su kuom pabendrauti, atsirado visuomenė. Ir Prahlada Maharadžas pradėjo mokintis šioje visuomenėje. Kaip ji atsirado? Pamokslavimu. Visuomenė kūrėsi. Jokių kitų būdų, kaip tik pamokslavimu. Ji palaikoma ir plėtojama tik pamokslavimo veikla. Ir Prahlada Maharadžas pademonstravo savo pavyzdžiu, kad praktikuotis vienam net Prahladui Maharadžui buvo sunku. Todėl jis sukūrė draugiją, kad pats tobulėtų ir tam, kad kiti galėtų tobulėti bendrystėje su atsidavusiais. Ir Prahlada Maharadžas tapo ačarijų, atsidavusiesiems demonams. Teisingai, jis tapo demonų ačarijus, demonų vaikų, kurie turėjo tokią karmą ir kitokį protą. Juos pavyko pritraukti. Kuom? Nes Prahlada Maharadžas buvo karaliaus sūnus.